Binance ir kitos keityklos nebegauna licenzijos nuo rytojaus ir ką jums reikėtų daryti. Gavo Europoje tik tai 3 ar 4 keityklos tas licenzijas ir aš jums palieku linką OKX aprašyme. Per čia užsiregistruojat, gausite nuostabiausius bonusus. Tai už tapatybės patvirtinimą 20 €, už depozitus irgi nuostabus gausite. Bet kodėl tai apskritai nuostabus šie visokie bonusai? Dėl to, nes jie mato, kad Binance'ės vartotojai ieškos kažkokių alternatyvų ir kad būtent pasirinktumėte OKX, jie duoda pačius nuostabiausius ir geriausius bonusus. Bet kodėl Binance negavo tos vadinamosios licenzijos? Tai kad gautų keityklą licenciją, jie turėjo pasirinkti vieną kažkurią Europos šalį. Pasirinkę jie tą Europos šalį, jie tenai turėjo turbūt primokėti daug pinigų, ten apsimės, kad jie yra labai geri žmonės. Pasiekoje, eigoje, jie turėjo gauti tą licenciją. Kaip jinai veikia, tai jeigu tau išduoda viena Europos šalis licenciją, tu gali veikti visoje Europoje. Bet jeigu tau viena šalis neišduoda, tu negali veikti jokioje Europos šalyje. Tai jie nuvarė į Graikiją, atrodė viskas taip, liko kelios dienos, Graikija jam sako, va taip ir viskas, jie nebegali veikti Europoje. Aš nežinau, ar jie šitą dalyką kažkaip įspręs ar ne, bet aš jums tik tai galiu pasiūlyti prisijungti prie geriausios alternatyvos, nes OKX yra ne tik kripto, yra akcijos, nafta, sidabras, jūs galite tradinti viską, investuoti į viską. Ypatingai, kai vyksta šitas karas. Dabar jisai vėl prasidėjo. Tai yra 3 kartas, kada buvo paliaubos ir karas vėl staiga prasideda. Ir nafta labai stipriai tai reaguoja. Jeigu šnekama, kad karo pabaiga, nafta krenta, OKX shortinam. Jeigu vyksta kaip dabar vėl karas prasideda, nafta kyla, OKX mes longinam. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pašnekėti, tai reikėtų atkreipti dėmesį į Bitcoin'o cikliškumą. Kas yra tasai Bitcoin'o cikliškumas, tai mes matome tiesiog, kad kas 4 metus, kiekvieni metai būna bear marketas, akumuliacija, ten tas ir tas ir tas ir tas. Ir mes prieinam prie tokios stadijos, kur liko literaliai nuo 3 savaičių iki 3-4 mėnesių, kada tasai bear cycle bus jau pasibaigę. Nes Solana, jeigu mes atkreiptume dėmesį, paskutinius 9 mėnesius vien tik tai krenta žemyn. Tai kai pasibaigs šitas bear cycle, prasidės akumuliacija, kur kainos po truputį augs ir staiga pradės šauti viršų ir tada prasidės vadinamasis FOMO, Fear of Missing Out. Bet skamba juokingai. Solana paskutinius 9 mėnesius krenta vis žemyn, ne? Tai skamba juokingai ir baisu tik tai tiem žmonėm, kurie yra naujokai arba kurie tiesiog niekada gyvenime nėra investavę, tik tai stebi. Nes tokiais laikotarpiais, ką tu darai, tu tiesiog dollar cost averagini, jeigu nepardavėjai profito laiku. Kodėl aš šneku profito laiku? Nes daugelis žmonių pradeda investuoti dabar, jūs lauksite vis tiek kažkokio išgalvoto sėkmingo skaičio. Apie kokią skaičių šneku? Tai kaip dabar daugelis žmonių laukia, kol Bitcoins'as čia nukris iki kažkokio jų išgalvoto skaičio. Vietoj to, kad jie dabar pradėtų po truputį pirkti, nes galimai to skaičiaus nepasieks arba dar kažkas tokio, jie tiesiog laukia ir jie jo nesulauks. Tai lygiai tas pats vyksta ir su profitu. Tu turi profitą, tu galvoji, o dar čia reikia 100% ir viso nusiemu ir staiga, bam, tiesiai tau į paširdžius. Praeitas bull marketas buvo man geras pavyzdys. Iš 30 000 pakilo iki 200 000, aš pasidariau screenshotą, nusiėmiau 20 000 tik tai, palikau suktis toliau, tada viskas pradėjo krešinti žemyn, nusiėmiau dar papildomus 20 000 ir toliau palikau tą pelną suktis. Todėl atsakau čia tą pačiu į šitą komentarą, kur sako, jūs lapkričio mėnesį pirkote tenai Ondo ar dar kažką. Taip. Bet mes tam tikrą dalį ir pardavėme pačiam pike. Kai investuoja, ne, ypatingai kai tu investuoji ne 1000, ne 2000, o ten 10, 20, 30 000, kai tau padaro tam tikrą valiutą 100%, tavo 30 000 pavirsta į 60 000, ne, tai čia yra kosminiai pinigai. Bet kai tu suinvestuoji 100 € ir tavo 100 € pavirsta į 200 €, tau tai nėra kosminiai pinigai. Bet procentais tai mes padarėm lygiai tą patį. Todėl šitam dalykė tradinime, investavime reikia labai vienas dalykas suprasti. Kad reikia viską skaičiuoti procentais, o ne eurais. Nes jeigu tu viską skaičiuosi eurais, tu tiesiog pasimesi tarp tų nereikalingų skaičių. Taip pat kaip ir daugelis kripto rinkoje sako, vienas bitkoinas yra vienas bitkoinas, vienas eteriumas yra vienas eteriumas. Nesvarbu, kokia jo yra vertė. Bet čia jau šneka labai rimti bachuriukai. Tipo, Lietuvoje nelabai esu girdėjęs, kad kažkas taip užsimintų prieš tam. Taip nevyksta. Bet kai užsienio tu išvažiuoji, visiškai kitoks požiūris į kripto. Mes, nežinau, gal čia sovietinis ar dar kažką, mes esame susėdėję. Amerikoje tai jau tenai iš amžius eina. Įsijungia Amerikos žinias, ten bėga kripto kainos, akcijų kainos, viskas tenai yra pagal investavimą. Pas mus mūsų seneliai, mūsų tėvai negalėjo mums apie investavimą nieko papasakoti, nes jie net nežinojo, kas tas investavimas yra. Mes iš vis nesenai įsilaisvinom nuo blogiukų. Apie ką mes šnekam, apie kokią mes dar galime investavimą šnekėti. Tai labai bus gražu, kad mes galėsim, aš bent, jūs gal irgi kažkiek galėsite papasakoti apie investavimą savo vaikams. Nes jūs norite ar nenorite, arba jūs praleisit šitą kripto investavimo progą ir tada tiesiog kažkada gyvenime gailėsite, kad oi, reikėjo. Arba nepraleisite ir nesigailėsite ir turėsite labai nuostabią ir smagę istoriją vaikams. Instagramas Kripto Lietuva.